Sveiki, kolegos treideriai, investuotojai, pradedantieji investuotojai ir spekuliantai. Šiandien noriu paliesti tokią temą, gal pačius pagrindus, kas aplamai yra techninė analizė ir kam jinai reikalinga. Mano nuomonė, techninė analizė reikalinga tiek investuojant, tiek treidinant, tiek spekuliuojant, nes be jos sudėtingai būtų padaryti tinkamus užėjimus. Tinkamai užėjimas reiškia, kad būtų protingai vertintos rizikos ir kad užeitumėt e, tokiose vietose, kur padidintumėt savo tikimybę būti pelningiam. Tai aplamai kam techniniai analizai reikalingi tiek pasipriešinimas ir palaikymas, vadinami lietuviškai arba angliškai support resistance. Tai pradėkime nuo to. Tai žinom, kad rinka juda į vieną ar į kitą pusę, nes yra ne pirkėjų ir pardavėjų. Kaip išeina žali printai, tai reiškia pirkėjai stipresnė, raudonė, tai fortuna ir pardavėjai stipresnė. Ir mes turim pirkėjų pardavėjų susidūrimo vietas, kuriuose vietose atšoka kaina. Tai toj vietoj, va čia, va čia kur grįžta kaina, matot, eina iki lygio ir pašoka į viršų, vėl grįžta, paeina ir pašoka. Čia vadinamas mūsų palaikymo zona, support zona, jeigu angliškai. Tai nusibraižydami šitas zonas, tiek treidinime, tiek investavime, mes galime pasilengvinti savo uždavinius, kuriuose vietose mums reikia pirkti. Nes, tarkim, jeigu sugalvom investuoti į Nvidia, atsidarom, žiūrim grafiką ir mums šitoj vietoj, iš kur žinotume, mums čia brangu ar pigų ją pirkti, ar jinai kils į viršų, kils žemyn, šito mes nežinome, bet mes galime susirasti savo tinkamą užėjimo tašką. Tai norint susirasti savo tinkamą užėjimo tašką, mums reikia susibraižyti taip vadinamus lygius, support resistance zonas. Tai kita zona yra šita vieta, plius minus braižom dabar grubiai, po to paaiškinsiu, kad suprastume techninės analizės. Tai va, tai kur mūsų daugiau susikirtimo taškų, ne, ten mes ir žymim lygį, ne? Kad suprasime, čia kirto lygį, va, atėjo iki čia vėl atšoko, atėjo čia vėl atšoko, tai reiškia, kad mes čia turim stiprų lygį. Čia buvo stiprus support levelis, palaikymas, taip vadinamas. Tai reiškia, kad pirkėjai nenorėjo, kad kaina eitų žemiau šitos zonos. Todėl kitoj vietoj kaina buvo sustabdyta ir vėl laimi pirkėjai. Čia vėl krito, vėl laimi pirkėjai. Atėjo iki čia, sako pirkėjam, ne, hebra, laikas jums stoti ir tada pardavėjai stiprus pasidarė. Tada kaina eina į apačią. Tai vat, kaip esam susibraižę šitos lygius ir matydami šitos lygius mes galime jau žiūrėti į mūsų užėjimus. Jau atsidarius grafiką ir turint lygius ir suprantant, kur kaina gali reaguoti, mes galime daryti užėjimus. Tai dabar, kur yra protingas užėjimas, čia tinka tiek swingui, tiek investavimui, tiek treidinimui, tik tai reikia žiūrėti treidinimui smulkesniam grafike. Tai kur yra protingas užėjimas? Protingas užėjimas, tarkim, matom, kad čia dabar yra apie lygį, daugus, ne, kaina. Tai mūsų long pozicija, jeigu žiūrim, kad akcija, galvojam, kad yra keli užėjimo taškai, arba kaina grįš iki čia ir mes užeišim šitoj vietoj, arba mums kaina turi kirsti lygį, įsitvirtinti ir mes užeinam šitoj vietoj. Tai galioja tiek swingo, tiek investavimo, tiek tradingo. Break and read strategija vadinam. Ir tarp kitko trumpai pertrauksiu, kam įdomu, pažiūrėkit video iki galo, ten bus apie mūsų bendruomenę, kur dalinamės treidais, investicijom, idėjom, edukacija, video gale. Tam bus įdomu. Tai va, tai grįžtant prie grafiko. Tai mūsų protingas užėjimas, jeigu žiūrėt long poziciją, būtų arba laukti, kol kirs ir čia užeidinėti, arba laukti, kol kaina pargrįš ir čia užeidinėti. Neprotingas užėjimas būtų žaidinėti šitoj vietoj. Kodėl? Nes čia pažiūrėkit, kiek kartų buvo kaina atmesta. Tai reiškia, jeigu mes čia užeinam, didelė tikimybė, kad kaina kris į apačią. Todėl mums techninė analizė reikalinga susibraižyti lygius, kad suprasti, kad čia užeiti į long poziciją, kad kils neprotinga, reikia užeidinėti arba šitoj vietoj, arba jau kaip įsitvirtins virš lygio ir tada užeidinėti šitoj vietoj. Tai čia yra protingas užėjimas tiek investavime, tiek treidinime, tiek swingi. Į ką dar reikia atkreipti dėmesį? Jeigu mes norim investicinės pozicijas keisti, mums taip pat reikia turėti lygius ir palaikymo pasipriešinimo zonas. Mes žinom, kad va šitoj vietoj yra labai stiprus lygis. Ir jeigu mes pradedam investuoti nuo šito lygio ir mums kaina pradeda kristi, mes galvom, nu gal reikia parduoti, gal čia kris labai stipriai, koreguosis kaina, kažkas atsitiks. Tai kas mums padeda apraminti savo nervų sistemą ir taip toliau, mūsų esantis čia stiprus lygis, mes žinom, kad jeigu kaina nusileis iki šito lygio, didelė tikimybė, kad kils. Tai ką mes darom, jeigu mes pirmą pirkimą darom čia,
o antro pirkimo, dėjus kainą iki šito lygio, matom, kad jinai laiko šitą zoną, mes čia perkam antrą kartą ir taip praskėsdami investiciją turim vidurkį mūsų kainos šitą vietą. Tai o jeigu šito lygio nelaiko, tada jau žiūrint, kiek mes esam pasiruošę investuoti ir kiek ilgai laikyti. Bet iš principo techninio analizai mums reikia suprasti, kad lygiai mūsų yra kaip žemėlapis, kuriuose vietose yra protinga pirkti, o kuriuose ne. Tai, tai kaip pavyzdys paimkim va, dar kitą vietą, ne? Čia žiūrėkit, nors buvo ir konsolidacija mūsų, bet čia labai ryškiai pasimatė. Nu, įsivaizduokit, jūsų draugas skambino, sako, pats laikas investuoti į Nvidia. Kadangi jūs jau turite čia tiek techninių žinių, jums draugas skambino ir akcija būna šitoje vietoje, ne? Tai jūs suprasdami, gerai, čia imkim šitą vietą, ne šitoje. Tai jūs suprasdami realiai, kad tai yra pasipriešinimo lygis virš kainos, ne? Tai jums paskambino draugas, sako, va čia labai gera vieta, čia išėjo naujiena, čia reikia pirkti ir taip toliau. Tai bet jūs suprasdami techninę analizę šiek tiek sakot, ne, mums reikia arba palaukti, kol kaina kirs ir įsitvirtins ir pirkti virš lygio, kaip čia ir įvyko, arba mums reikia palaukti, kol kaina nukris. Nu ir ką, jūsų draugas perka čia, kaina pradeda kristi, jisai išsigąsta, parduoda, o jūs ramiai susėdit, laukiat, kaina ateina iki jūsų lygio, ateina kaina iki jūsų lygio ir jūs ką čia darot, jūs čia darot pirkimą, nes matot, kad čia kaina pradėjo laikyti ir čia perka. Kodėl čia pirkot? Nes čia visur buvo palaikymas. Čia, kur buvo pasipriešinimas, po to pavirto palaikymu ir čia buvo labai stiprus lygis. Čia $100. Tai kas šitoj vietoje išlošia? Išlošėt jūs, kadangi jūs jau šiek tiek suprantate techninę analizę ir nepirkote čia long pozicijos, kad kaina kils į viršų, o pirkote šitoj vietoje. Tai jeigu jūsų draugas čia ir nebūtų pardavęs per vidurį, būtų palaukęs iki čia ir nebūtų dapirkęs, vis tiek jūs šiai dienai būtumėt didesniam pliuse negu jūsų draugas. Kodėl? Nes jūs protingą padarėt užėjimą nuo support palaikymų zonos, o ne nuo pasipriešinimo zonos kaip jūsų draugas. Bet dažnu atveju, jeigu va čia nuo 150, nuo $150 nukrito iki 100, tai jūsų draugas čia pirkęs tikrai va šitoj vietoj būtų pardavęs, nes būtų nukritę $20. O jūs ramiai išsėdėjot, pirkot šitoj vietoj, nesupratot, kad čia yra palaikymo lygis stiprus, palaikymas ir nupirkot ir uždirbat pinigų. Tai va, tai čia vadinasi mūsų prekyba dėžėj, jinai būna taip juda, tai galit pirkti apačioj, parduoti viršuj ir tą pačioj parduoti viršuj, taip pat tiek į vieną, tiek į kitą pusę galit shortinti ir longinti. Tai čia priklauso, ar laikot swing poziciją, ar investavimą, esat nusiteikę laikyti 5 metus ir ilgiau ir taip toliau ir panašiai. Jeigu žiūrėti iš spekuliacinės pusės, spekuliacija, tai aš šneku apie treidinimą, investavimą, apie treidinimą, swingą, tai mes žiūrim trumpesnį time frame, įsijungiam valandinį grafiką ir lygiai taip pat matom, kad čia mūsų yra zona ir čia mūsų lygis. Čia žiūrėkit, mūsų buvo lygio viršūnės, va šitos vietos. Tai jeigu mes norim treidinti, tai mes ko turim palaukti? Mes turim palaukti, kol įsitvirtins vis viršūnės, matom, kad kaina laiko ir tada pirkti. Mūsų išėjimo taškas, kuri vieta, šita vieta. Tai jeigu mes treidinam va šitą, šitą gabalą. Stopas mūsų, kur mes išeišime iš pozicijos, šita vieta, žemiau lygio. Tai čia tiek treidinimui, tiek svingui. Ar čia dabar ateina ir sakyt, ar čia protinga pirkti? Ne, neprotinga pirkti, reikia palaukti, kol kirs lygį. Arba palaukti, kol kaina grįš iki šito lygio ir pirkti čia. Kodėl pirkti čia? Pažiūrėkit, mes čia turėjom labai stiprų palaikymo lygį, pakankamai ilgą laiką nuo pat gegužės. Tai čia yra stiprus lygis. Tai jeigu žiūrėti į swing poziciją, ne, kurią mes nuperkam ir galim laikyti iki kelių mėnesių, kelias dienas, kelis mėnesius, tai mūsų protingas užėjimas būtų šitą vietą. Užeinam šitoj vietoj, valia, kaina kyla, galim čia parduoti, galim toliau laikyti dalį, čia galim parduoti 70%, dalį 30% pasilikti, žiūrėti, gal Nvidia važiuos iki dangaus ir taip toliau. Tai va, iš principo, techninė analizė tam ir reikalinga, kad jūs galėtumėte padidinti savo tikimybę rizikos pakreipti į savo pusę, kad sumažinti riziką ir padidinti savo galimybę būti teisingam. Tai jeigu jūs long poziciją pirksit čia, tai greičiausiai suklysit, o jeigu pirksit long poziciją čia, tai jūs savo šansus labai stipriai padidinsit. Arba jeigu pirksit čia long poziciją, irgi šansus padidinsit.
pažiūrėkit čia, jeigu čia būtumėt pirkę long poziciją, ar čia protingas sprendimas? Ne, nes nuėjo kaina iki čia. Jeigu būtumėt pirkę čia long poziciją, protingas sprendimas? Taip, nes nuėjo iki čia. Jeigu čia longą būtumėt pirkę protingą? Ne, nes nuėjo iki čia. Jeigu čia būtumėt pirkę, kad kaina kils, ar protinga? Ne, protinga buvo pirkti čia. Tai va, tai čia kaip kanalė juda, tai manau visiems viskas aišku. Tai iš principo techninė analizė tam ir reikalinga, kad susirasti savo tinkamus stopus, kurie yra geri, kurie yra blogi. Tai tiek. Tai jeigu video buvo naudingas, patiko, parašykit komentarą, uždėkit like, subscribinkit kanalą ir susitiksim kitose video. Sėkmės, iki. Nu, tai susilaukiu nemažai klausimų, kas ten kaip toj grupėje atrodo, tai va dalinuosi. Tai vieną rytą dalinamės, kur yra spajus, dalinamės lygiais, ką matom, kur būtų galima užeiti, kuriuose vietose atkreipti dėmesį. Po to turim trading dieną, čia kur šnekam apie tradinimą. Po to turim investavimą, skilti investavimo idėjas, kodėl įdomu investuoti ar į vieną, ar į kitą dalyką. Po to turim swing skilti, kur irgi metam idėjas, kur įdomus momentai, kur reikėtų atkreipti dėmesį, kodėl reikėtų tai atkreipti dėmesį. Tai va, tai tokiais dalykais dalinamės. Disbalansų grafikų, kas susipažinę irgi įdomių. Po to turim mokyklos skilti, kur dedam video, praktinius patarimus, edukacinius video, ką atkreipti dėmesį, tai čia viskas saugoma, galima peržiūrėti. Po to turim šiokią tokią psichologiją skilti, kur irgi dalinuosi savo patirtim, patarimais. Po to turim knygų skilti, po to turim video, klausimai pagalba, apklausos ir čia skiltis, kur kalbam apie viską. Po to dar naudingos nuorodos. Ir tiek, tai taip atrodo mūsų ta grupės medžiaga. Tai kam įdomu, galite ateiti, pasibandyti. Savaitę galite pasibandyti nemokamai. Pridėsiu dabar savo paštą, tai parašykit man į paštą ir atsiųsiu jums prisijungimus. Ir taip galėsim susikontaktuoti. Tai jeigu buvo video įdomus, irgi paspauskite like, parašykit komentarą, patiko, nepatiko, gal kažką dar norėtumėte išgirsti apie kitas temas. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū už jūsų dėmesį šiandien ir gražios dienos.